va, kuri čia video įvairius, pas save jų nereikia keltis, tau nereikia būti kažkokiu influenceriu, bet tiesiog, va, kuri įvairius video prekiniam ženklam ir jie keliasi tuos video pas save. Ir man tai buvo labai labai įdomu, pagalvojau pati išsimėginsiu, pasidariau va tą portfolio ir pradėjau ieškoti įvairiose platformose tų darbų, iš pradžių jų tikrai buvo nedaug. Ir po to ir pamačiau, kad Lietuvoje kažkaip niekas nekalba tą temą. Tai va, aš nusprendžiau, kad, gerai, tai būsiu ta pirmoji, kuri pradės apie tai kalbėti. Tai viskas ir prasidėjo. Labas, su tavimi sveikinasi Bright podcastas. Mes esame čia, kad įkvėptume. Bright turime tikslą – padėti užaugti 1000 moteriškų verslų pažabojant dirbtinį intelektą. Labas, Giedrė. Sveiki. Labas. Pirmą kartą mūsų jau metus gyvuojančio podcasto epizode turime 2 Giedrės. Pasisekė dauguma Giedrių, 50%. Tai šiandienos epizodas ir mūsų epizodė svečiuojasi Giedrė Vein, UGC turinio kūrėja ir tokio turinio pradininkė Lietuvoje. Ir jos kūryba išsiskiria iš tikrųjų autentiškumu, gebėjimu kalbėti auditorijos kalba ir padėti prekės ženklams atrasti tą tikrą ryšį su savo sekėjais. Tai šiandien su Giedre jaukiai pasikalbėsim apie UGC turinio svarbą ir ateitį, bei tai, kaip ji įkvėpė naują požiūrį į turinio kūrimą Lietuvoje ir kaip apskritai gimsta tas inovatyvus turinys ir kokią įtaką jis daro verslo sėkmei, tai bei kokios tendencijos formuojasi skaitmeninės komunikacijos pasaulyje, tai visas mus klausančias kviečiu pasiruošti tikrai įkvėpiančiam ir labai naudingam pokalbiui. Ir beje, noriu pridurti, kad jei ši tema jums aktuali, tai brangios mūsų klausytojos, paspauskit patinka, dalinkitės ir jei kils klausimų, būtinai juos užduokit komentarų skiltyje, mes tikrai sugrįšim ir atsakysim į juos. Jūsų įsitraukimas iš tikrųjų padės mums augti ir šiam kanalui. Giedre, aš startavau, bet mums visada smalsu, kaip tu pati save pristatai, tai pasidalink su mūsų klausytojams, kas tu esi ir plačiau šiek tiek papasakok apie save. Jeigu taip trumpai, tai esu video turinio, UGC ir socialinių tinklų specialistė. Taip pat esu socialinių tinklų marketingo agentūros Mershal bendrasavininkė. Mūsų agentūra specializuojasi socialinių tinklų administravime, Google, Meta reklamų sukūrime, paleidime ir priežiūroje, bei video turinio ir UGC kūrime įvairiausiams prekiniams ženklams. Ir iš tikrųjų su šia agentūra mes startavom visai nesenai, šiais metais, bet sekasi tikrai neblogai ir nuo pat startavimo džiaugiamės, kad turime klientų, bet tikriausiai padėjo tai, kad aš jau pati, kadangi esu ta, galima teikti pradininkė Lietuvoje UGC viso turinio, galiu, kaip sakant, pasigirti, pastaruosius metus klientai patys ateina dėl to UGC, matyt, išgirdę ar tai iš kitų, bei vedu irgi ir paskaitas, esu Lietuvos marketingo asociacijai savo irgi vedusi paskaitą būtent apie UGC ir taip pat įvairiose kitose paskaitose, kaip kad pavyzdžiui ir užimtumo tarnyboje vedu irgi savo paskaitas, tai va. Ir jo, mano arkliukas ir yra būtent video turinys ir UGC turinys. Ir jeigu tai papasakojus plačiau, iš tikrųjų ta meilė video turiniui prasidėjo nuo mokyklos laikų, kai pagalvoju, dar turėjau tą tokį skaitmeninį fotoaparatą mažiuką ir pamenu, kaip ten gal kokio 11-12 klasėje buvo užduotis padaryti pristatymą kažkokia ten tema ir aš net neprisimenu kokia ten tema, bet mano buvo mintis nufilmuoti interviu mokykloje ir aš ėmiau interviu mokykloje iš kitų mokinių ir filmavom, aš prisimenu, kaip per kompiuterį pati dar montavau su pačio kompiuterio tą programą ir ten karpiau ir dėjau ir muziką ir visokius efektus ir jo, kažkaip nuo pat seno išnaudodavau tą video turinį, mėgdavau tą filmavimą, bet jisai man būdavo toks kaip hobis, po to teko ir studijų metu, beje,
esu baigusi šiaip marketingą su reklamos vadybos pakraipą, bet kadangi baigiau prieš 10 metų, tikriausiai prisiminsit, kad tuo metu net Instagrame nei ten tų influencerių buvo. Apskritai apie Instagramo kažkokį marketingą iš vis mes nekalbėjom studijų metu. Vos Facebooką palietėm, o šiaip tai buvo sausas marketingas, sakyčiau. Ir po to pati pagilinusi savo žinias prieš realiai kokius 3 metus toj pačioj Limoje, aš žymiai daugiau tų žinių sužinojau apie tą patį marketingą, nes tiesiog prieš tos 10 metų tikrai buvo žymiai mažiau informacijos apie viską, apie UGC net nekalbu, video turinio tada irgi beveik nelietėm. Iš tikrųjų, dėl to, kad viskas tai buvo sausa, aš nenorėjau dirbti į tą iš karto marketingo sritį, norėjau šiaip dirbti visai kitą sritį, bet atėjo pandemija ir kaip ir visiems sumaišė visus reikalus, bet aš labai džiaugiuosi, kad jinai man sumaišė visus reikalus ir aš vėl sugrįžau prie viso to marketingo, pagilinau žinias ir tas TikTokas kaip tik pandemijos metu atėjo ir būtent TikToke pradėjau vis girdėti iš amerikiečių, nes kažkaip pagrinde amerikiečių sekiau ir kad ten UGC ir žiūriu, o kas čia tas UGC ir ten žiūriu, kad kuri čia video įvairius, pas save jų nereikia keltis, tau nereikia būti kažkokiu influenceriu, bet tiesiog kuri įvairius video prekiniam ženklam ir jie keliasi tuos video pas save. Ir man tai buvo labai labai įdomu, pagalvojau pati išsimėginsiu, pasidariau tą portfolio ir pradėjau ieškoti įvairiose platformose tų darbų, iš pradžių jų tikrai buvo nedaug. Ir po to ir pamačiau, kad Lietuvoje kažkaip niekas nekalba tą temą. Tai aš nusprendžiau, kad gerai, tai būsiu ta pirmoji, kuri pradės apie tai kalbėti. Tai viskas ir prasidėjo. Geras, kaip smagu visą laiką išgirsti tas istorijas pradžios ir man asmeniškai visuomet labai smagu ir surezonuoja išgirsti, kad kažkoks pomėgis buvo vaikystėje ir tada jisai buvo prisimintas jau suaugus eigoje gyvenime. Tai visą laiką tokia romantika man asmeniškai čia ir apsidžiaugiu išgirdus. Iš tikrųjų labai spalvinga tavo kelionė, kad ir studijos marketinge, tada visai kitur dalis gyvenimo, tada vėl sugrįžimas prie to. Ir labai iš tikrųjų užsimeni ir apie portfolio, tai labai įdomu, kaip tas UGC portfolio atrodo ir kaip dar labiau susipažinti, kaip atrodė tie tavo pirmieji žingsniai ir galbūt galėtum dar giliau šiek tiek leistis į tą istoriją, kas slepiasi už tos tavo pradžios, einant jau konkrečiai į UGC temą. Realiai, kadangi prieš tuos kokius, dabar galima sakyti, 3 ar net daugiau metus TikTok'e ir pamačiau pas įvairias kūrėjas. Pradėjau analizuoti, žiūrėti, kokie pas jas, nes jos pačios dalinasi savo tais portfolio, kokie ten video eina. O tie portfolio realiai yra tokie, kad tu tenai sudedi trumpą aprašymą apie save, gali paminėti, kokiom kalbom tu kalbi, net gal aš galiu ne tik lietuvių kalbą sukurti video, bet anglų ar dar kokią nors kitokią. Ir tada, aišku, esmė yra parodyti savo jau atliktus darbus. Ir faktas visiems dabar yra aktualiausias tas video turinys, tai ir pridedi savo video darbų. Šiaip geriausia, kaip minimum kokius pridėti 8 video ir galima paskirstyti, tarkim, 4 video pridėti tokius, kokius sukūrei organinius ir 4 pardaviminius, po to, manau, dar prieisim prie to, galėsim pasigilinti, kokiegi ten tie organiniai, kokie pardaviminiai. Bet esmė pačio portfolio yra tie video tavo sukurti, kad pasižiūrėti, kokia tavo intonacija, kai kalbi, kaip tu pats atrodai, kokia tavo elgsena prieš kamerą, kaip tu moki redaguoti, ar tu moki įdomiai viską perteikti. Tai iš esmės tam portfolio ir turėtų pagrindai ir sudaryti tie visi kurti video. Aišku, yra labai gerai paminėti dar kokius nors atsiliepimus, jeigu tie atsiliepimai yra tokie, kur grinai statistika gali pasidalinti, pavyzdžiui, tas video surinko tiek ir tiek peržiūrų, ar tas video surinko tiek paspaudimo ant tos reklamos, ar atsiperkamumo reklamos, tos, kur buvo tam tikri video naudojami. Na ir aišku, tam kontaktai pridedami. Galima nurodyti ir kainas, bet iš tikrųjų nebūtina, nes
vėlgi prekiniai ženklai irgi ateina su savais biudžetais ir jeigu jų biudžetas didesnis nei, pavyzdžiui, kūrėjo siūloma kaina, tai tokiu atveju kūrėjas savo pasikištų koją pats. Tai dėl to būna irgi siūlymų, vieni įvairiai, vieni siūlo tas kainą, bet kiti nesiūlo. Tai va, tokį portfolio aš susidariau ir prisiregistravau iš pradžių platformose, tai galiu iškart pasakyti Upwork, yra Fiverr, tada dar viena tokia yra Fulp ir dar keliose kitose, kurių aš net pati nebepamenu, bet daugiausiai iš tikrųjų darbų atėjo būtent iš to Upwork. Tai yra tokia platforma, kurioje ten ne tik tai UGC, galima rasti ties UGC darbais klientų, bet galima rasti ir dėl tų pačių Meta, Google Ads būna ieško, kas paleistų specialistų, dėl tų pačių socialinių tinklų ir taip toliau ir panašiai. Ir kodėl aš būtent tuo metu susikūriau, tai čia ir buvo pandemijos metu. Aš iš tikrųjų buvau motinystės atostogose su savo antruoju vaikeliu, tai su dukryte. Mano šiaip abu vaikai, jie buvo kaip diena ir naktis. Mano pirmagimis sūnus, su juo buvo labai sunku. Jisai labai dažnai keldavosi naktimis. Tada būdavo tie pilvo pūtimai. Ir buvo man ir depresija pradžioje kelis tos mėnesius. Iš tikrųjų, iki kol nepradėjo geriau miegoti. O su dukryte, tai jinai buvo tas toks tobulas visų išsvajotas kūdikis, kur tik tai valgo ir miega ir turėdavau tikrai daug laisvo laiko. Ir mes, kadangi iš tikrųjų, nepaminėjau, ir keliaudavom dažnai, mano 6 metų sūnus yra pakeitęs 6 gyvenamasias vietas per savo tuos 6 metelius. Ir mes esame vienoje šalyje gyvenę, po to kitoj. Ir tuo metu gyvenome Šveicarijoje. Ir aš supratau, kad aš nebegrįšiu į savo tą prieš tai buvusi darbą. Ir kad man reikia kažką keisti. Ir dėl to ir nusprendžiau apsiimti UGC. Ir kadangi to laisvo laiko sąlyginai visai turėjau, tai per jį ir bandžiau ir susikurti visą portfolio, visur siūlyti savo paslaugas ir pradėjau apie tai po to ir komunikuoti. Tu dar minėjai, Giedre, kad po to sužinojai, kad ir daugiau merginų, moterų kalbėjo apie UGC temą. Kaip manai, kas tau padėjo tapti galbūt, populiaresniai nei jos? Ką tu darai kitaip, jog apie tave kalba ir sako, jog tu esi pradininkė šito turinio Lietuvoje? Tai galbūt ir dėl to, kad būtent pirmoji ir pradėjau, ir kai apie tai pradėjau dalintis, dauguma žmonių, jie ateidavo pas mane ir parašydavo žinutes, kad, kaip įdomu, norėčiau sužinoti daugiau, pasidalinti daugiau. Tada irgi gaudavau pasiūlymų, tai ten su viena specialiste pravesti laivą apie tai, kas čia tokio yra, su kita specialiste. Tada po kurio laiko pradėjau būti kviečiama į įvairias konferencijas apie tai kalbėti. Tai aš manau, tuo ir išsiskyriau nuo kitų, kad aš tiesiog pradėjau apie tai pati garsiai kalbėti, nes tikrai buvo ir kitų, kurios tuo užsiėmė, bet apie tai nekalbėjo. O manau, tas, kad būtent ir komunikavau apie tai, ir pas mane vis tiek jau buvo ta šiokia tokia bendruomenė žmonių susirinkusi, nemaža tam pačiam Instagrame ir kažkiek ir TikTok'e. Dėl to pamažu iš lūpų į lūpas, kitiem persidalinant, matyt, taip ir gavosi, kad nemažai žmonių ir sužinojo ir dėl to ir ateidavo pas mane. Ir gal dėl to ir tie patys klientai sužinojo iš kažkur kitur ar pasiklausė iš kokios nors kitos įmonės ar kitų specialistų, kur galiu kreiptis dėl UGC turinio. Dažniausiai dėl to nurodydavo mane. Geras, labai įdomu ir aš galvoju, gal šitoj vietoj prisidėjo ir tavo marketingo backgroundas vis dėlto, kadangi, supranti marketingą, tai galbūt labai kokybiškai tiesiog pradėjai save pozicionuoti komunikuodama. Galbūt tai buvo labai kryptingos ir tavo pačios pastangos. Tai turbūt aš manau, kad tikrai taip ir yra, nes tikrai ir mano mintyse yra susiformavę, kad jeigu UGC, tai Giedrė ir manau, kad puikiai padirbėta su pozicionavimu
pozicionavimui. Ir aš dar noriu klausimą, minėjai, kad pačioj pradžioj bandėjai savo paslaugas siūlyti susikurdama profilius tam tikrose platformose. Mes, kadangi esam irgi dizainerės, tai irgi esam girdėję apie šitas platformas. Aš pati niekada nebuvau kažkokiai panašiai platformai ir esu girdėjusi daug tokių tiek iš užsienio dizainerių, tiek Lietuvoje tokių kartais geri tie atsiliepimai, kartais labai prasti. Tai labai įdomu, kokia tavo patirtis. Ar į tave, pavyzdžiui, Upwork ir tose kitose platformose kreipdavosi Lietuvos prekių ženklai, ar dirbai tik su užsienio brandais? Būdavo ir Lietuvos prekių ženklų, bet daugiau būdavo užsienio prekių ženklai ir tokie užsienio prekių ženklai, kurie nori ateiti, pavyzdžiui, Lietuvos rinką ir jie dėl to ir ieško tų lietuvių kūrėjų. Nors aš esu dariusi video ir latvių kalba, ir anglų kalba, ir vokiečių kalba. Ir būtent visi tie klientai ir būdavo iš to Upwork. Ir dėl tų atsiliepimų, kad jų yra įvairių, tai tikrai pritariu, nes būdavo tokių, kurie ten, mes norime 50 video už 25 eurus. Ir man tai atrodo, kaip tai gal vienas video už tuos 25 eurus ir 50 video po 25 eurus. Tai tada gal dar suma visai ir nebloga gautųsi, turint omeny, kad toks kiekis užsakomas, nors vis tiek labai mažai. Iš vis, kam tiek siūlyti, jau geriau tada barterį kokį, nežinau, pasiūlyti, negu kad būtent tuose platformose labai didelė konkurencija su visų pasauliu. Todėl ateina tokie užsakovai, kurie ieško būtent tų pigių paslaugų. Bet kalbant apie tavo asmeninį prekės ženklą, pavyzdžiui, nes aš tave pradėjau sekti gan anksti, man atrodo, dar nebuvai kalbėjęs apie UGC ir tu jau tada turėjai pakankamai sukaupusi sekėjų. Tai galbūt papasakok ir mūsų klausytojams, kaip tavo veikla prasidėjo, kaip būtent savo verslą jau žinojai tą savo kelią, ar jis tiesiog atsiskleidė jau eigoje? Jis iš dalies kaip ir tiesiog atsiskleidė. Manau, bet tai dėl ko turėjau tą savo vis tiek kaip ir asmeninę prekinę ženklą, galima taip pasakyti, nes vėlgi grįžkime prie vaikų, nes tai susijęs su vaikais, kadangi kai būtent mano tas pirmagimis gimė, aš buvau labai jauna, man buvo 25 metai, kai jisai gimė. Tai šiais laikais, aš manau, čia skaitosi kaip jauna mama. Ir aš gal turėjau tik tai vieną draugę, kuri turėjo vaiką, bet jinai nebuvo ta tokia draugė mama, su kuria galėčiau, nežinau, pasibėdavoti, išsisakyti, ar kurios patarimo labai gal norėčiau prašyti. Ir aš jaučiausi labai vieniša. Ir kažkaip pradėjau Instagrame pasekti vieną mamą, kitą mamą, influencerę. Ir pamačiau, kaip smagiai jos dalinasi savo visokiais iššūkiais, su kuriais susiduria. Ir aš pradėjau dalintis tais visais irgi iššūkiais, nes, kaip ir minėjau, su pirmagimiu tikrai nebuvo lengva. Ir man tas pasidalinimas kažkiek savotiškai padėjo. Atsirado taip ir tų mamų draugių per tą patį Instagramą, pradėjom bendrauti su kitom moterim. Ir kadangi, manau, ta tokia mamų bendruomenė yra ganėtinai aktyvi, sakyčiau, Instagrame. Tai ir priedo aš pradėjau 2019 metais, kai buvo dar ganėtinai lengva ir tą bendruomenę kurti, pritraukti daugiau pas save tos bendruomenės, nes ir tas visas turinys, jisai pasiekdavo didesnę procentaliai auditoriją negu kad dabar. Tas ryčas procentalus yra žymiai mažesnis ir kiekvienais metais jisai mažėja, bet tuo metu aš net nežiūrėjau į tai kaip kažkokią strategiją. Aš net nežiūrėjau į tai, kad kažkada aš iš tų sekėjų savo bandysiu per tai kažką pasipelnyti ir daryti, nes tuo metu mano iš tikrųjų dar buvo visai kitokie tikslai. Ir kada įvyko tas perversmas dėl to UGC ir kodėl aš nusprendžiau pradėti dalintis, nes aš tuo metu buvau tokioj, nežinau kaip pavadinti, nenoriu pavadinti kažkokią, kad duobėjai, aklavietėj, tokioj gal galima taip išsireikšti. Atrodo, nieko netrūko gyvenime, bet verkiau kiekvieną vos tą vakarą, nes aš nežinau, ką aš noriu daryti gyvenime.
Ir aš net buvau svarsčius eiti gal į IT, netgi mokintis, žodžiu, su savo dukrytę, jau kai gavosi, dar nebuvo 1 metai praėjo motinystės atostogų, bet kažkodėl jaučiau tą tokį, kad viskas, jau su antru vaiku per motinystės atostogas, viskas, aš jau turiu apsispręsti, ką aš noriu veikti gyvenime, kuo aš noriu būti užaugus. Ir vieną vakarą, tiesiog prieš naujus metus, visai keletą dienų likus, sugalvojau, kad pradėsiu nuo naujų metų viskas. Žiūrėsiu į tą UGC rimtai, nes aš iki to laiko, gal kokius 1,5 metų, aš net nežinau, kad tai, ką darau, yra UGC, nes būdavo tiesiog prekiniai ženklai, kadangi aš turėjau tą savo Instagramą, ten gal su kokiais 4-5 tūkstantėliais tų sekėjų, ir būdavo prekiniai ženklai tiesiog paprašydavo irgi tuo barteriu, atsiųsdavo produktų, kad sukurčiau kažkokį turinį. Ir kadangi man patikdavo tai daryti, ir galvojau, viskas, pamėginsiu ir užsiimsiu būtent su UGC ir apskritai su video turinio kūrimu, nes man tai labai patiko ir vėlgi ir vienokius, ir kitokius kursus. Apsiėmiau, mokinausi socialinius tinklus irgi gilinausi, nes man tiesiog visą laiką tai būdavo įdomu ir netgi prieš tai nedirbant su tuo, kai vyščiau savo asmeninį prekės ženklą, kaip grožio iš tikrųjų srity dirbau. Buvau vizažistė ir šukuosenų meistrė ir tuo pačiu vedžiau tą savo Instagramą mokinystės temą, bet viską taip vienu metu paėmiau ir apverčiau, pakeičiau 108 laipsnių kampu. Ir tiesiog pradėjau dalintis įvairiais video, kaip juos kuriu, patarimais video turinio. Ir taip, tai toks ir gavosi. O kaip tas pokytis, visgi tavo sekėjai prieš tai buvę, sekė tave dėl vienų priežasčių ir kai tu pakeitei, ar pajutai kažkokį pokytį, būtent įdama savo sritį? Taip, tikrai taip. Ir jeigu kažkas nuspręstų taip daryti, nes aš pati beje su kitais specialistais net klausiu, kaip man geriau daryti, ar man kurtis atskirą profilį, ar man tiesiog tęsti ir viską daryti savo tam vienam. Ir man atrodo, gal kokie 9 iš 10 specialistų buvo patarę, kad daryk tam pačiam tiesiog pamažu pereik į tą kitą sritį. Ir aš todėl taip ir nusprendžiau padaryti, nors bandančiau, kad gal reikėjo visgi daryti iš naujo, nes kokie 3-4 mėnesiai po to, kai pradėjau keisti turinį, buvo labai daug atsekimų, bet buvo nemažai ir pasiekimų. Ko eigoje vis tiek mano tas sekėjų skaičius gavosi, kad augo, bet jisai augo pamažu. Bet tikrai pirmus kelias mėnesius atsekdavo po ten virš 100 žmonių per, nepamenu tiksliai kiek, bet per mėnesį tai tikrai, gal net mažiau. Bet aišku, čia turint omeny, kad pas mane tuo metu buvo gal tie plius minus, sakykime, 5,000 tų sekėjų. Bet čia gal yra tas toks irgi, natūralus procesas, nes jeigu tu keiti kryptį ir tu vis tiek tą temą daugiau nebekalbėsi savo socialinėme tinkle, tai turbūt, it's okay. Aš keičiu, įvedu naują temą, aš nenoriu vesti 2 paskyrų, aš kalbėsiu šitoje savo pagrindinėje, kam neaktualu, tiesiog išeina iš mano paskyros, nes tiesiog tos temos aš daugiau nebevystysiu, aš einu prie naujos temos. Tai turbūt aš taip įsivaizduočiau, kaip natūralų procesą pokyčio, kuris turi tam tikrą kainą. Aš tai supratau ir priėmiau kaip tokį natūralų dalyką. Ir tie, kas jeigu irgi klausysitės ir svarstysit, ar savo profilį naują kurti, ar tame, kuriame jūs jau keliate turinį, tiesiog jame taip pereidinėti pamažu. Vėlgi, tikiu, labai priklauso nuo to, kokia tai sritis, jeigu tenai kardinali kažkokia visiškai skirtinga sritis, gal aš visgi būčiau dariusi atskirą. Bet kadangi aš žinau, kad galiu kažkaip vis tiek
susijęti, pereiti pamažu, dėl to nusprendžiau, kad visgi pasilieku tenai. Kas man dar užsifiksavo, tai būtent tas pasimetimas, kaip tu sakai, buvimas duobėje, man surezonavo, nes atrodo, čia mano istorija, tik tais, kad aš neturiu vaikų, kurie man suteiktų kažkokią motivaciją ar motinystės atostogas, nes aš irgi keičiau savo sritį ir atsimenu, kaip tu sakai, kiekvieną vakarą verkdavai, tai aš lygiai taip pat, kas antrą dieną į tualetą nueidavau, užsidarydavau ir pabliaudavau. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad tokiuose vietose, tokiuose duobėse įvyksta tos gražiausios transformacijos. Tai labai įdomu, kaip pasikeitė, kaip tu tada jautėsi ir kaip dabar jautiesi, kokia dabar tavo yra savijauta, ar jautiesi atradusi tai, kas iš tikrųjų tave veža, galbūt gali transformaciją iš šitos pusės pasidalinti. Tikrai jaučiu, kad esu save atradusi, man tikrai labai patinka tai, ką darau, nors iš vienos pusės, tai aš kai ir pati, gal kažkas, kas klausot ir žinosit šitą dalyką, yra toks japoniškas dalykas ikigai vadinasi, kur jeigu kas nežinot, tai būtinai paguglinkit ikigai. Jo būdu, kas irgi esate tokio pasimetimo būsenoje, jo būdu galite išanalizuoti ir tokius dalykus atrasti ir būtent atskirti, iššifruoti, kame jūs geriausiai galėtumėte atsiskleisti, dirbti ir išpildyti save visokeriopai, kad tai, ką jūs darote, tai jums tai patinka, ką jūs darote, jums gerai sekasi tai, ką jūs darote, jūs kažkuo tai prisidedate prie žmonijos gerovės su to, ką jūs darote. Na, žodžiu, tikrai pasižiūrėkit. Tai bet aš buvau tada pasidariusi tą ikigai ir man iš tikrųjų buvo keli variantai, bet šitas variantas tiesiog buvo man artimiausias ir mano manimu buvo lengviausiai įgyvendinamas per ganėtinai trumpą laikotarpį, nes aš irgi pasakysiu, dirba su socialiniais tinklais, kuriu tuos video, bet kartais man net mačiau tokį reelsą, kad noriu pailsėti nuo socialinių tinklų, bet esu socialinių tinklų administratorius ir ten maždaug toks verkiantis memas tas. Žodžiu, tai kartais tikrai man irgi būna tokių dienų, kai atrodo tie socialiniai tinklai jau per gerklę lenda ir norisi nuo jų atsiriboti, bet negali. Bet kartais iš tikrųjų mėginu vis tiek tai padaryti. Tai aš manau, kad esu tikrai pagaliau atradusi save ir džiaugiuosi ir tas pokytis, nors tuo metu buvo šiek tiek baisu daryti tą žingsnį ir prisipažinsiu, investavau savo visus paskutinius pinigus, ką buvau sutaupiusi būtent į mokslus. Ir dar pamenu, kaip vyras sakė, kad ar tu tikrai tai nori daryti, ar tau tikrai pavyks, gal geriau tu daryk tai, ką tu darai, o jeigu tu dabar viską išleisi pinigus ant mokslų ir tau neatsipirks, ir ką mes ir vėl eisi prie kažko kito. Bet aš tokia, viskas pavyks, viskas bus gerai. Ir jau kai griebiau tų žragų, tai griebiau, nes supratau, kad kito kelio nėra. Na, aišku, kaip ir buvo kitas kelias, bet vis tiek jau į tai žiūrėjau tikrai labai rimtai, investavau pinigus į žinias, į techniką, nors irgi galėsiu papasakoti, UGC kūrimui tikrai nereikia ten kažkokios specialios technikos, bet tiesiog, kadangi aš norėjau apskritai apimti visą video turinį ir kurti ne tik tai tuos tokius buitiškus UGC video, bet norėjau apsimti ir kurti įvairius ir profesionalesnius reelsus prekiniam ženklam, tai aš ir į tą pačią techniką tikrai nemažai tų pinigų esu suinvestavus. Tai va, bet dabar tikrai labai džiaugiuosi. Labai smagu girdėti ir labai rezonuoja su tuo atsitraukimu nuo socialinių tinklų, nes atrodo, kad visas gyvenimas ten dabar ir vyksta ir aš čia paskutinės savaitės sirgau ir tiesiog žiūri ir atrodo, kad visi viską daro, o tu čia sergi ir nieko negali padaryti, toksai fear of missing out, o iš tikrųjų tas gyvenimas, kuris vyksta čia ir dabar yra daug svarbesnis, ar ne? Kaip tau pavyksta atsitraukti šiek tiek nuo tų socialinių tinklų, kai tu tame verdi? Aišku, atsitraukti tikrai nepavyksta ilgam laikui. Turėjau turėti, pavyzdžiui, šią vasarą, birželio mėnesį, savaitę atostogų, per kurias jau sakiau, tikrai jau
pasistengsiu viską ten iš anksto pasidarysiu, kokį turinį ten, jeigu klientam reikia sukelti, viską pasiskedžiulinsiu iš anksto, kad viskas jau būtų sukelta tenai į tvarkaraštį. Bet gavas, tas Zapadlo dėsnis vis tiek gavas taip, kad teko per tas atostogas dirbti, bet pasiskirstydavau, kad tenai papusryčiauju ir tada nuo kokių 10-12 einu padirbėti, pasidarau darbus ir dainu ilsėti. Tai aišku, vis tiek pailsėjau, bet tikrai nebuvo tas poilsis. O šiaip savaitgaliais stengiuosi nedirbti, nors irgi būna sunku ir kai atvykstu į Vilnių, nes šiaip gyvenu Rygoje, bet kai atvykstu į Vilnių, savaitgaliais dažniausiai atvykstam, nes vyras dirba darbo dienom, tai dažniausiai jau būna suplanuotas irgi nuo ryto iki vakaro valandom, ką kada veiksiu, ir aišku būna tarp tų visų valandų, kad kažkokių ir darbinių reikalų pasidaryti tenka. Tai tikrai ne visada pavyksta pailsėti, atsitraukti nuo socialinių tinklų, bet stengiuosi. Ir iš tikrųjų, irgi labai norėjau paliesti šitą temą, kad ar jeigu daug dirbi, ar jum yra lygu tam, kad esi sėkmingas. Nes irgi būna pasižiūriu kai kuriuos, kurie dalinasi savaitgalis, bet aš dirbu. Tenai laisvadienis, negirdėjau, darbadienis ir vis rodo, kaip ten pastoviai dirba, kažkur yra. Ir kai žinau, kad tas žmogus irgi turi savo šeimą, turi vaikus, kadangi iš savo irgi perspektyvos pasakysiu, mes su vyru irgi labai buvom vienu momentu pykėsi dėl to, kad daug dirbu ir būdavo, kad reikdavo ir prisėsti ir vakarais dirbti, nes realiai prieš metus laiko, prieš jau galima sakyti daugiau nei metus laiko, buvo atėjęs labai toks didelis fainas projektas iš Lietuvos didelio prekinio ženklo vienaragio, kai mes gavome elektroninį paštą iš to prekės ženklo, aš galvojau, kad čia feikas, kad čia skemas, nes mums atrodė nerealu, kad mūsų maža agentūrėlė, prieš tai aš beje platformą buvau sukūrusi, tai vėl kita tema, bet irgi su UGC susijus. Ir atėjo didelis projektas ir tai buvo prieš pat gruodžio mėnesį. Ir aš tada savo sakiau, viskas, gruodį daugiau darbų neapsiimu, praleisiu laiką ramiai su šeima. Bet atėjo toks klientas ir galvoju, jeigu dabar neapsiimsi, tai tikrai nebegrįž pas tave ir vėl nenorės tavo paslaugų, negali pasakyti ne. Ir aš taip gailiuosi, iš tikrųjų, dabar jau nebegaliu sakyti, kad gailiuosi, gal ir nesigailiu, nes būčiau neišmokusi tam tikrų pamokų, bet eikit savo. Man plaukai kuokštais išslinko, nes apsiėmėm, ir tikrai ne savom jėgom ten tas projektas ir reikėjo irgi dienom naktim dirbti ir irgi būdavo ir tų verkimų ir pykimusi su vyru ir man vyras tiesiog irgi pasakė, tu turi turėti savo grafiką, tu negali dieną dirbti, vakare dirbti, dar savaitgalį dirbti, tai kada tu būsi su šeima ir aš jį puikiai suprantu, jeigu būtų atvirkščios rolės ir aš turėčiau visą laiką su vaikais būti, o mano vyras visą laiką vien dirbtų, tai irgi sakyčiau lygiai tą patį. Tai irgi dabar dėl to, ar daug darbo lygu, kad esi sėkmingas, tai šiais metais supratau ir bandau iš tikrųjų atrasti tą balansą ir suprasti, kad tikrai taip nėra, kad tai, kad daug dirbu, lygu esu sėkmingas ir kad nėra tai cool, kaip parodo, ten įkelia į socialinius tinklus, kad čia pastoviai dirbu. Man tai nėra cool, man tai nėra kieta. Man kieta yra ir aš pavydžiu tiem žmonėm, kurie įsikelia į socialinius tinklus iš savaitgalio stories, kaip jie fainai su šeima praleido laiką. Kaip, nežinau, kad ir tiesiog įsijungia kokį filmą, išsikepė picų. Ir kad ir taip paprastai kartu praleido laiką. Man čia yra labai faina, aš to pavydžiu, nes norėčiau daugiau to turėti. O tas, kai pastoviai irgi kelia, kad čia dirbu,
Tai aš kaip pagalvoju, kad galimai toj šeimoje gal yra irgi panaši padėtis, va kaip pas mane buvo prieš metus laiko. Tai man čia šitoj vietoj tikrai nėra. Realiai su tavo kelionę, nes atsiradus Bright atsirado iš tikrųjų ir didesni krūviai ir iš tikrųjų buvo tikrai panašios akimirkos ir tavo, kur tikrai reikėjo ir pasipykti vyrų ir tiesiog tikrai perėjau, vos ne per perdegimą tikriausiai, bet dėka Birutės, jinai yra toks mums pavyzdys, kaip reikia viską planuoti, tai dabar viskas labai keičiasi ir tikriausiai gerai pusė ir dabar ypatingai šitais metais tai labai apmažinu savo veiklų, bet čia labai gerą temą iškėlė iš tiesų. Aš dar noriu irgi papildyti iš savo varpinės, kur neturiu vaikų, bet ir mano vyras yra didžiausias mano palaikytojas tikriausiai, kuris netgi kai jau būna taip sunku, kai pervargsti ir atrodo nori viską mesti, sako nebesvaik. Tai, bet nors ir jisai taip palaiko, bet tikrai būna tų momentų, kai leidžia suprasti, kad jau yra ne kad nėra laiko kartu, kad atrodo, kad aš non-stop dirbu ir panašiai. Tai man atrodo gerai irgi yra tie wake-up calls. Ir aš kažkaip niekada negalvojau apie tai, kad dirbti daug yra cool, bet aš kažkaip irgi priimu kartais tuos darbus, tą didesnį krūvį kaip etapus, ypač kai esi kartais pradedi savo veiklą, nori įsitvirtinti, nori ateityje stabilumą didesnį užsitvirtinti, tai kartais tos aukos tokios, kur tu aukoji laiką, jos gali būti labai brangios, bet kartais iš tikrųjų be jų niekur nepajudėsi arba tau ta kelionė gali užtrukti žymiai ilgiau, tai tada renkiesi, ar tu aukoji, ar tu ilgai užtrunki, kol nueini iki tam tikro taško. Tai man atrodo, to jokių atveju dirbti savaitgaliais nėra cool, nebent tai yra iš tiesų tai, ką tu nori daryti savaitgalį, tada tai yra cool. Jeigu tai yra konkrečiai ta tavo savirealizacija, kur tu nenori važiuoti su draugais, tarkim, į Ispaniją kokią savaitę, tu nori sėdėti ir dirbti prie savo darbo stalo, arba tu nenori eiti gimtadienio švęsti savo, nes tu nori dirbti ar kažkas tokio, tada taip, tai yra cool. Bet jeigu tu mieliau būtum kitur ir renkiesi aukoti, tai tu arba labai gerai turi žinoti, kodėl tai darai, supažinti savo aplinką su tuo, kad dabar toks laikotarpis, bet jisai amžinai nesitęs, arba turi, sąmoningai savo įspirti ir sakyti, what the fuck are you doing? Tai man atrodo, kad svarbu yra tiesiog suprasti, ar ta auka yra sąmoninga, ar nesąmoninga, tiesiog tu jau įklimpęs į tą vaidmenį. Gerai, iš tikrųjų pasakei, nes irgi pagalvojau, verslo pradžios, tai jos tokios būna, kad nori, nenori, teks dirbti daug, o to tokio atgalinio ryšio gali būti nedaug ir irgi to pačio atlyginimo uždarbio gali būti nedaug ir normalu ten pirmus metus iš vis eiti ant nulio, ant minuso, tai tas irgi tiesa. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoju, irgi, kad ir tai savaitgaliais, kai man irgi būna tenka dirbti Vilniui, tai, aišku, norėčiau būti su šeima, bet vėlgi, kaip ir sakot, kai patinka tas darbas, tai kažkaip ir nebūna to tokio, kad, ne, ir vėl čia reikia keltis ryte vėl į tą darbą. Tai taip nebūna. Taip tikrai nebūna, bet vis tiek aš vis dar pati mokausi atrasti tą balansą ir daugiau to laiko atrasti šeimai. Jo, iš tikrųjų, ir manau, kad tai yra kelionė ir tikėtis tą atrasti pirmais metais, kai vystai veiklą, netgi antrais turbūt yra naivu. Ir turbūt mes, vystant savo veiklą, savo verslą, tai yra iš tikrųjų ta kelionė. Jau užsiminiai apie tos sunkumus, kurie iškyla bevystant savo verslą, tai labai įdomu paplėtoti šitą temą daugiau, kadangi mums patinka, ne tik tą nupoliruotą pusę pamatyti, kurią galim pamatyti ir socialiniuose tinkluose ir visur, ne tik tos rainbows and sunshines, tai galbūt galėtum pasidalinti su kokiais dar sunkumais teko susidurti vystant savo verslą šitoj kelionėj. Truputėlį gal pasikartosiu, tai faktas būdavo tie pykčiai su vyru, būdavo, jog be miegų naktų mes reikdavo
pasėdėti prie kokio projekto ilgiau. Irgi dažnai kildavo įvairiausios mintis, kad atrodo, čia dirbi ir atrodo, tas ateina perdegimas ir atrodo, kam čia aš tuo apsijėmiau, nereikėjo tuo apsijimti ir norisi viską mesti. Bet po to, kai pereini tą patį visą sunkumą ir ateina tas toks šiek tiek lengvesnis laikotarpis, ramesnis, tada, aišku, viskas pasidaro geriau, bet jo, sunkumai didžiausia ir būdavo, tai kad kadangi turiu vyrą, turiu vaikus, manau, jeigu jų neturėčiau, tai būtų tada lengviau, tada galėčiau, kad ir 24/7 dirbti ir nejausčiau tos kaltės, o tada buvo iš tikrųjų kaltė, kad neskiriu to laiko, tarkim, vaikai suserga, o tu, kai esi freelanceris, dirbi ant savęs ar turi verslą, tai manau visi supras, kad kai vaikas susirga, tu negali taip tiesiog pasimti biuletenį ir tiesiog skirti dėmesį jam. Ne, susirga, koks pas mane scenarijus, vaikai namie, įjungti ten filmukai, planšetės, žodžiu, viskas, kas įmanoma, kad tik galėčiau ramiai tos darbus pasidaryti ir tikrai tuo nesididžiuoju. Ir irgi dėl to kaltę jaučiu, tai ta mamiška kaltė yra realus reikalas. Ir dar jeigu, nes pas mane yra 2, ir jeigu dar jie abu susirga vienu metu, tai tada iš vis būna katastrofa, uraganas toks namuose, nes vienas vieno nepasidalina, kitas kito, tu nors ir duodi tam tuos filmukus, būna kartais dzin tie filmukai, žodžiu, reikia mamos. Ir daryk tu, ką nori, neišeis niekaip tų darbų ramiai pasidaryti. Taip, bet aš labai džiaugiuosi, kad bent jau klientai yra tikrai supratingi ir kai kartais būna jau tos tokios blogiausios situacijos, tai perspėju, pranešu, kad čia galbūt kažkas truputėlį lėčiau įvyks, bet dažniausiai vis tiek, aišku, apsiimu, nusistatau deadline'us, kad turint omeny, kad o jeigu kas būtų, jeigu būtų, tai jau geriau truputėlį nusistatau ilgesnį laikotarpį dėl viso ko, kad po to nereiktų išdegus galvą lėkti visko. Aš tą labai realitinu, kad turėti vaikus ir vystyti verslą yra next level. Čia tikriausiai mamos visas pritars, kad iš tikrųjų be galo sunku ir ypatingai to lygų periodu. Visą laiką reikia kažką paaukoti, negali turėti visko tikriausiai. Tai tu nesi viena. Jo, pasikalbam ir su kitom panašios situacijos, kaip suprantu. Tai jo, tai jeigu taip kalbant apie tuos sunkumus, tai tas ir būtų, kad iš tikrųjų, ypač kai tie vaikai dar maži, būna sunku suderinti su jų tais sirgimais viską ir kaip ir sakau, ir su vyru būna pasipykimų. Žodžiu, tikrai nebūna viskas rožėm klota. Reikia visiems dalinti tą dėmesį. Bet kas man įdomu dar šiek tiek, nežinau, ar čia prie kaip pliusas ar minusas, bet tu jau minėjai, kad tavo vyresnėlis yra 6 metų ir jūs jau 6 kartus keitėt gyvenamąją vietą. Ir bankai pačiai irgi gyvenančiai užsienį ir Giedriai gyvenančiai užsienį turbūt labai aktualu yra, kad šalia savo tų visų veiklų, verslų, agentūros, 2 vaikų, keičiant gyvenamą vietą, taip dažnai ir į skirtingas tas Europos šalis keliaujant. Kaip pavyksta išlaikyti verslą ir apskritai tą viską suspėti padaryti ir kad tiems klientams suteikti, rasti pirmiausiai klientų ir suteikti jiems tą geriausią rezultatą? Taip, tai šitoje vietoje, aišku, labai gerai, kad turiu, ne viena viską darau. Turiu tuos pagalbinius žmonės, tiek ir agentūroje, kurioje dirbu kartu su kitais asmenim ir ypatingai mano kolegė Donata, jinai man irgi labai padeda su darbais ir jeigu tik tai mes susitarę, jeigu kažkuriai yra tam tikros situacijos gyvenime, kai negalim prisėsti ir padaryti tiek, kiek norėtumėm, tai kažkiek to krūvio nuimam viena nuo kitos, tai tas labai smagu, o aišku, labai esu dėkinga seneliam, nes kai gyvenom iš tikrųjų kitoj šaly ir po to dar kitoj šaly, tai buvo iš mano vyro pusės seneliai kartu ir vienoje ir kitoje, tai buvo vis tiek tos pagalbos ir aš esu tikrai labai dėkinga, aš be jų
eikit savo, niekaip, aš tikrai būčiau išprotėjus ir jo tikrai nenoriu savęs piešti kaip tokios, kuri čia viską suspėja ir vaikai prižiūrėti ir vyras patenkintas ir aš savo laiko atrandu ir darbus, žodžiu, ne, čia tikrai to nebūtų nė trupinėlio, jeigu ne ta pagalba iš šono. Tai buvom Lietuvoje, dabar gyvenam Rygoje, Latvijoje, tai čia vis tiek šalia, tai irgi tikrai būna padeda tie patys seneliai ir labai džiaugiuosi, kad tokie geri santykiai su tais seneliais ir kad vaikams žiūriai patinka su seneliais būti ir seneliam labai patinka tie mūsų vaikai, tai ir dabar irgi prižiūri. O Giedrė, kokiose šalyse gyvenai, gali pasidalinti, labai smalsu. Tai iš tikrųjų Lietuva, Latvija, Šveicarija, tik tai buvo tokie back and forth, pirmyn atgal tokie momentai. Dabar Latvija ir šiaip jau 2 metus Latvijai. O dar 2 vis tiek gyvenamosios vietos buvo ir pačioje Lietuvoje keistos. Tai irgi kaip ir skaičiuoju. Ir buvo, kad vienoje ten iš vis tik tai 8 mėnesius praleido laiko. Tavęs klausant, ir galvoju, matau aš tave Instagrame, pažiūriu tavo turinį, taip faina, matau tave konferencijose kalbančią, matau, kad mokymus vedi, matau tavo kurtus UGC, kurios brandai leidžia kaip reklamas ir panašiai. Ir galvoju, wow, kokia sėkminga moteris, eina savo kaip pavaro, kiek daug daro, kaip ir dar mama. Ir tiek visko spėja ir tikrai aš būnu skrolindama tą Instagramą, tiesiog žaviuosi ir galvoju, eina savo visos tiek varo, taip spėja, dar ir su vaikais geba tiek padaryti, o aš tiesiog atrodo, užsivertusiai savo deadline'ais vos galiu ten įkvėpti, nei susiplanuoju, nei ką, net vaikų neturiu. Ir pasirodo, nėra viskas taip rainbows and sunshines, kad visi mes kovojam savo kavas, visi turim ten už savo uždarų durų kažkokias ten dramas, nešvarius indus, kaip už manęs dabar yra sofa apkrauta drabužiais, todėl ekraną palenkus esu į tą pusę, kad nesimatytų, bet žodžiu, visi mes turim tas savo paslaptėlės nupoliruotas socialiniuose tinkluose nesimato ir labai fainai yra išgirsti, kad vis tiek daug turi, atrodo, tiek daug ir kažkokių nesėkmių ar sunkių situacijų gyvenime, bet vis tiek išlaikai tą savo kryptį, vis tiek judi kryptingai link savo tikslų ir kažkaip niekas nesubyra. Tai man atrodo labai įkvepia visuomet išgirsti tos ne pačias gražiausias ir ne pačias nupoliruočiausias istorijas ir išgirsti ne tik konferencijų pranešimą, kuris padarytas vyvo, o ir tą tokį nuoširdį tiesiog pasidalinimą. Tai labai tau ačiū, Giedrė, kad tu tokia nuoširdį ir atvira esi šiandien mūsų pokalbyje. Ačiū jums labai. Tikrai taip, visko čia būna ir jeigu atrodo, kad viskas spėju, tai tikrai taip nėra, tikrai ne viskas spėju. Tai aš manau, tas toks pasidalinimas tavo atviras duos kvėpimo ir kitoms, kurios klauso ir galvoja, plemba, aš čia nieko nepasidarau. Ir iš tikrųjų, kaip sakoma, vaikų užauginti reikia viso kaimo, tai galbūt ta moteris neturi to kaimo, galbūt tiesiog yra kitas gyvenimo etapas. Bet grįžtant prie mūsų temos, kalbant apie tavo profesinę veiklą, UGC, mes kai irgi pradėjom daryti, tai Birutė sako, kas tas UGC? Jinai tiesiog dar nežinojo. Aš esu žmogus šitame visiškai, tai man šitas pokalbis yra edukuojantis, apšvietimas. Jeigu domitės, kur gyvena Birutė, tai Prancūzijoje po Akmeniu. O, geras. Ramžiai. Birutė gyvena kalnuose, į kalnus tą informaciją lėčiau ateina. Tai grįžtant prie temos, tai jeigu gali pasidalink, kas tai yra tas UGC per terminas, su kuo tai valgoma, kuo jie skiriasi, pavyzdžiui, nuo influencerio marketingo ir kada verslas turėtų rinktis darbą su UGC kūrėju, o kada su influenceriu. Man pačiai visada atrodo, čia nesuprast, viskas taip paprasta, kad UGC kūrėjas, kai sukuria video prekiniui ženklui, jo pas save nesikelia, o atiduoda naudoti tam prekės ženklui. O influenceriai kelia sukurtus video ar nuotraukas prekiniam ženklams pas save į profilį. Toks iš tikrųjų yra esminis skirtumas. Influenceriai kelia turinį pas save, o UGC kūrėjai, jie kuria turinį ir atiduoda prekinį ženklų naudoti. Nors, aišku, būna išimčių, tikrai, nes dabar irgi būna pas tos influencerius, užsako reklamą, bet paprašo, kad tą video sukurta, kad galėtų jie naudoti pas save reklamoje. Tai čia gaunasi tokiu atveju toks kaip
ir influenceris, ir UGC, nes jisai ir pas save tenai pareklamavo tas prekes, bet tuo pačiu ir sukūrė tą video ir prekinis ženklas pas save naudoja. Tai aišku, yra tokių išimčių, būna net ir atvirkščiai, būna užsako pas UGC kūrėją video, bet pamato, kad tas UGC kūrėjas visai nemažai tų sekėjų turi, kad ir mano atveju. Ir būna sako, o gal jūs galėtumėte ir pas save įsikelti tą video. Ir tada būna kartais ir taip sutarė prekiniai ženklai, kad tas UGC kūrėjas ne tik tai jam atiduos tą video, bet ir dar ir pas save pasidalinti. Bet, kad nesumakaluoti visko čia visiems klausantiems, tai UGC kūrėjas sukuria video, atiduoda naudoti prekinių ženklų ir jie naudoja pas save tą reklamą su socialiniuose tinkluose, ar kur jie nori, o influenceris, jisai sukurta video, įsikelia pas save, nebent, kaip sakau, būna išimčių ir yra sutariama kitaip. Tiesa, neseniai mačiau, kad kažkas parduoda verslą ir tas verslas yra UGC platforma Lietuvoje sukurta. Bet jie ten dirba kitokiu principu. Bijau, kad papasakojus visai jau visiems susimaišys UGC ir influencerių marketingas, bet pamėginsiu paaiškinti taip vėliau apibendrintai. Bet dar prieš papasakojant, aš noriu dar pakalbėti apie tai, kad tikrieji tie UGC, nes UGC yra User Generated Content, tai vartotojų sukurtas turinys. Tai tas tikras UGC, tai yra ne tas, kur užsako pas kūrėjus, o kur organiškai prekės ženklas gauna vartotojo sugeneruotą turinį. Kaip pavyzdys. Ir to tikrojo organinio UGC visi prekiniai ženklai ir siekia. Tikrai visi prisiminsite, buvo Coca-Colos kampanija 2011 metais sukurta Australijoje pirmą kartą, kai ant Coca-Colos buteliukų buvo išspausdinti vardai. 100 populiariausių vardų Australijos buvo išspausdinti ir žmonės tiesiog pakvaišo dėl šitos idėjos. Jiem taip, jie patiko, kad tada vis tiek jau Facebookas buvo irgi jau pačiam įkarštyje ir ten žmonės fotkinosi su tais buteliukais, dalinosi pas save ir buvo labai pasisekusi čia ta kampanija. Ir gavosi, kad Coca-Cola gavo labai daug to organinio UGC, kaip patys žmonės, patys klientai pirko tuos buteliukus, fotkinosi ir kėlėsi į socialinius tinklus. Tai čia yra tas šiaip tikrasis UGC. Ir kadangi ta kampanija buvo labai sėkminga, jinai 2012 metais persikėlė į Ameriką, po to į visas kitas šalis, buvo girkos į Lietuvą atėję ir aš irgi iki pat šiol prisimenu, kaip irgi Facebook'e mačiau, kaip kiti ten kėlė su tais buteliukais nuotraukas. Ir kaip aš net pati pamenu, ieškojau buteliukų su tuo savo vardu Giedrės, tai čia yra tas organinis. Ir UGC apskritai tai yra atsiliepimai, kurie būna parašyti puslapiuose, forumuose paminėjimai, net podcastuose, tarkim mes dabar kalbam apie Coca-Cola ir jiem čia jau yra irgi tas UGC. Tas UGC gali būti video turinys. Pavyzdžiui, aš nusipirkau Zaros kokią suknelę, įsikeliu į istorius ir pameniu, kad čia Zaros suknelė, ar ten tiesiog, kad ir nuotrauką ir užtaginu. Tai čia šiaip yra tas tikrasis organinis UGC, tas tikrasis, kuriuo visi dabar labai pasitiki ir kuris yra autentiškiausias ir kurio visi taip trokšta. Bet dabar eikim prie UGC kūrėjų. Tai kadangi juk yra labai daug prekės ženklų, ypatingai naujų prekės ženklų, kuriem neišeis gauti to organinio UGC tiek, arba kurie neturi dar tų atsiliepimų kažkokių, bet jie nori pakelti savo pasitikėjimą prekinių ženklų, jų produktais, paslaugom, tai jie būtent naudojasi tada tais UGC kūrėjais, UGC agentūrom ir užsako tų UGC video. Ir čia toks, aišku, gaunas netikras, feiktas UGC, bet jie užsako tą video ir jie naudoja savo reklamose, pavyzdžiui, ir vaidina, kad čia jų tas tikrasis klientas nusipirko tą jų produktą ir kaip jisai gražiai apie jį atsiliepia. Ir nes kadangi pamatė, kad tie tokie UGC, tie klientų, tie tokie kaip ir realūs
organiški atsiliepimai, jie labai gerai ypač paėjo Amerikoje, šiaip beje jau dabar nebe taip paeina, jau bando ieškoti kitų būdų, bet ypatingai tais 2019-2020 metais, kada prasidėjo pats bumas iš tikrųjų Amerikoje to viso UGC, tai tuo metu žmonės dar nelabai atskirdavo, ar čia yra reklama, ar čia buvo užsakytas tas video, ar čia jisai tikras. Todėl labai gerai ir parduodavo. Dabar, manau, ypač visi marketingistai tai jau iš tolo pamato, kad čiagi UGC panaudotas kūrėjo užsakytas tas video, o ne tas tikras. Tai manau, tikiuosi, kad paaiškinau ir atsakiau į tuos skirtumus. Nebent jeigu dar kokių klausimų kyla, tai sakykit, klauskit. Man kilo vienas klausimas, bet turbūt trumpai galėsiu atsakyti. Man labai įdomu, kadangi tas UGC populiarėja ir aš matau vis daugiau prekės ženklų išnaudojančių šitą formatą ir matau, kad tas pats UGC kūrėjas kuria keliems prekių ženklams ir gali būti netgi, kad tie prekių ženklai yra konkurentai, ta pati niša ir UGC plus minus, tarkim, tokie patys apie tą patį, tas pats veidas, tas pats žmogus dalinasi tais dalykais. Arba kitas dalykas būna, kad irgi pamačiau, kad UGC kūrėja filmuoja video, man atrodo, Revolutui, pavyzdžiui, ar ne, tokiam dideliam prekės ženklui, o paskui tą pačią UGC kūrėją matau, kaip UGC turinį dažosi į veidą. Tai irgi atrodo tokie, du nesusiję prekių ženklai ir skirtingas savęs pateikimas, vaizdavimas ir tu pamatai ir atsiranda kažkokios disociacijos, galvoja, kad ar tikrai tada tas Revolut taip profesionalus prekės ženklas apie finansus, nes kažkaip jau tas imidžas galvoje, jisai pradeda trukinėti, skilinėti, atsiranda tas toksai what the fuck jausmas. Tai labai įdomu, ką tu manai, kaip tas pats žmogus kuria konkurentams ir tas pats žmogus kuria visiškai skirtingom nišom ir kokią tai įtaką gali padaryti prekės ženklams, kuriems yra kuriamas tas turinys. Pačiai teko kurti irgi, kaip sakai, tiem ir visiems ir konkurentam, kur vieną dieną gali būti vieno kremo reklama išėjo, jam esi sukūręs video, kitą dieną kokio kito kremo reklama išėjo ir jam esi sukūręs video. Tai esu buvus pati tokioj situacijai ir kokią pati klaidą dariau iš pat pradžių, kad užsienyje tai šiaip yra labai toks normalus ir įprastas usage rights terminas, tai yra vartotojų teisės, man atrodo, taip lygtais verčiasi. Esmė tame, kad kai prekinis ženklas pas kūrėją užsakinėja video, tai aš anksčiau neklausdavau, kiek jūs laiko naudosite reklamoje tą video. Ir jie nusipirkdavo už tam tikrą sumą ir aš iki pat šiol pas vieną klientą matau jau už 2 metų sukasi ta pati reklama su manimi, kaip aš buvau virš 2 metų sukūrus. Ir aš tuo metu klaidą dariau, neklausdavau, kiek laiko naudosite, nes kaip yra, šiaip sakau, užsienyje normalu, kad būna atiduoda video naudojimui reklamoje mėnesį arba ten maksimum 3 mėnesiam, o jeigu nori naudoti ilgiau laiko, už kiekvieną papildomą mėnesį ten nuo 20-30% nuo tos sumos už tą video. Nes, kas ir gaunasi, manau, taip ir gaunasi, kad pamatai, pavyzdžiui, tą kūrėją reklamuoja, pavyzdžiui, sakau, vieną kremą ir po to tą patį kūrėją kitą kremą, nors gal tarp tų reklamų sukūrimo laikas, gal ten 0,5 metų koks skirtumas. Tiesiog Lietuvoje taip yra ir matau, kad iki pat dabar, kad kūrėjai sukuria, nepaklausia, kiek laiko naudos, atiduoda tuos video ir juos jau ten naudoti, nežinau, kiek laiko naudos. Kaip sako, po to buvau pas vienus klientus ir paklaususi, jau po to, kai sužinojau, kad reikia taip daryti, bet tai dar buvo irgi tik tai tokia viena iš pačių pradžių 2022 metų pabaigoje. Tai irgi paklausiau, o kiek laiko reklamoje naudosite? Ir sako, tai kiek veiks, tiek ir naudosim. Ir aš tada pasakau, nes žinokite, aš jums galiu šį video pasiūlyti, kad šiaip siūlau 3 mėnesiam ir po to už kiekvieną mėnesį papildomai, bet tarkim iki metų galo liko čia 0,5 metų, aš jums atiduodu už šią sumą video šitiem likusiem 0,5 metų iki metų galo. Ir jie parašė, ir čia iš marketingo agentūros, ir jie parašė, pirmą kartą girdim tokį dalyką. Tai vadinasi, aš tada supratau ir ant kiek yra ir verslai, ir marketingo gal agentūros irgi needukuotos apie šitą visą usage rights dalyką. Nes pavyzdžiui, kadangi man pačiai teko prisidėti prie projektų, kur reikėjo surasti kūrėjus
prekinį ženklą reikėjo surasti ir iš tos pačios Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Austrijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, netgi. Tai kitose šalise kaip kur, kaip kada, bet, pavyzdžiui, Anglijoje, tai kiekvienas kūrėjas klausė dėl šito ir pas kiekvieną kūrėją kainos ir skiriasi priklausomai nuo to, kiek laiko bus naudojamas tas video reklamoje. O Lietuvoje to nėra. Tai manau ir dėl to atsiranda šitie atvejai, kai tas tam kūrėjas konkurentus gaunasi, kad reklamuoja. Tai manau reiktų ir į tai atsižvelgti. Aišku, pačiam kūrėjui ir iš kūrėjo pusės jam gal irgi negerai, kad sutinka ir su tuo, bet iš kitos pusės aš suprantu, ypač kai tai yra tavo darbas ir į UGC kūrėjus reiktų žiūrėti į tokius kaip aktorius, kurie prie to pačio dar ir filmuoja ir dar patys suredaguoja ir tau makiažą pasidaro, plaukus susitvarko. Už tai realiai tu ir moki, nes čia toks vienas žmogus padaro tau viską, negu kad užsakinėtumai ten atskirai viską. Aha, o tada dar klausimas, tarkim, iš kliento pusės. Ar klientas gali tokią kaip sąlygą, tarkim, paprašyti, kad su konkurentais nedirbtų, tarkim, tam tikrą laiką, kad įvardinti, kas yra konkurentai, su kuo nenorėtų, kad dirbtų tas kūrėjas tam tikrą laiką. Ir aš kaip suprantu, aišku, turbūt ir kaina tuomet nuo to skirsis ir visa kita, nes moki tą nekonkuravimo turbūt. Ar labai įdomu, ar esi susidūrusi su tokia situacija, kai tavęs to paprašytų? Taip, esu susidūrusi. Jo, tada prašai ženkliai didesnės sumos, nes, gaunasi, kad tu prarasi tam tikrą laikotarpį kitus klientus, kurie iš tos srities ateis, nes tarkim ir tiem patiem papildam. Esu irgi kelių skirtingų kompanijų kūrusi video, tik tai jų paskirtis buvo kitokios. Ten vieni papildai, iš vienų buvo ten nuo nemigos, kitų ten papildai grožiui, oda ten plaukai, nagai, iš kitų ten buvo vėl ten žarnynas, kepenys, tai bent jau toks skirtumas, bet vis tiek suprantu, kad iš tos pačios nišos ir konkurentai, bet aš pati perspėju, tarkim, irgi atėjo klientas, sako, mes norėtumėm nuo naujų metų pasileisti reklamą ir, pavyzdžiui, irgi tiem pusiai metų, bet nenorėtumėm, kad jūs dirbtumėte irgi su konkurentais, bet aš iš karto perspėju, kad aš jau kaip tik kūriau tiem ir tiem video. Ir kad tie video dar tuos visus pusę metų jie eis, rodysis. Tai net jeigu aš ir dabar sutikčiau, kad pasirašyčiau, jo gerai nedirbsiu, bet vis tiek gausis, kad tie, kuriuos buvau iki šiol padarius, jie dar ten suksis, rodysis. Tai, aš visada perspėju dėl tokių dalykų ir tada faktas jau pats prekinis ženklas galvoja, ar jie taip nori, kad čia būtų toks kūrėjas, kuris ir kitus reklamuoja, ar geriau rinktis kitą. Ir aš faktas suprantu jų, ar geriau rinktis kitą. Ir kai manęs paklausė tie patys kūrėjai, ar čia nėra taip, kad jau toje rinkoje labai daug tų kūrėjų, ar verta dar tokiu tapti, tai tikrai visada sakau, taip verta, nes Lietuva maža šalis ir tų kūrėjų, jeigu visą laiką ims tuos pačius veidus, tai labai greitai jau pradės visi ir pastebėti, ir perprasti, ir kaip ir sakot, labai keistai atrodys, kad čia tas pats veidas Revoliuta ir jau kitoj reklamoje jau ten kokį makiažą. O Giedrė, sakyk, man irgi smalsu, kaip nežinančiai, kas yra UGC. Kokią naudą būtent UGC turinys kuria verslui ir gali savo klientų galbūt pavyzdžius pasitelkti tam ir pasidalinti, kokie rezultatai, kuo dalinasi tuo grįžtamuoju, kokiu ryšiu dalinasi tavo klientai. Vienas dalykas, tai aišku, visi visada kalba, kad tai yra autentiškesnis, autentiškiau atrodantis, organiškiau atrodantis ir dėl ko ypatingai mėgsta naudoti prekiniai ženklai meta reklamoje tą tokį UGC turinį, nes jisai geriau veikia nei tiesiog baneriukai, statinė reklama arba tie profesionalūs videografų sukurti video produktas, kaip nors atskrieja, jisai ten pateiktas labai gražiai kažkur studijoje ar kažkur labai ten estetinėje aplinkoje. Vis tiek į tokius iš karto žmogaus akis supranta, kad čia jam yra brukama reklama
faktas su UGC jau ateina ir ateis tas laikotarpis, kai jau žmogus irgi supras, kad čia yra reklama, bet ypatingai net pačioj pradžiai aš pati, pamenu, buvau save prigavusi, žiūrint reklamą, man tiesiog per storius, kaip moteris, va čia matuojasi kūną formuojantį ten tokį kaip kostiumėlį ir aš taip žiūriu ir net nebuvau pagalvojusi tuo metu, kad čia yra man išmesta reklama. Tiesiog žiūrėjau, kaip va, kažkoks lyg žmogus, kurį aš seku, va čia atsirado pas mane ir jisai rodo kaip, oh my gosh, žiūrėkit čia prieš ir po, kaip mane čia paplojama. Ir tik po to pasižiūrėjus į kamputį pamačiau, kad čia yra sponsored reklama. Ir galvojau, wow, net mane pačią prigavo. Bet čia buvo pačioj pradžioj. Dabar, aišku, jau mano pačios akis atkalus ir tikiu, kad visų jau ir kitų, gal net ir ne marketingistų jau akis pradeda priprasti. Bet iš esmės tai autentiškumas tas dėl to pačio pasitikėjimo prekės ženklų. Nes kaip ir minėjau, ypatingai visokie nauji verslai ar kurie ten prieš, nežinau, kelis mėnesius metus susikūrė, jie neturi tų atsiliepimų, jie neturi tų tokių natūralių pasidalinimų iš klientų ir jiem norisi tą pasitikėjimą sukelti, kad klientai mūsų nusiperka prekes ir yra patenkinti, jiem viskas veikia. Ir dėl to įsigyja, užperka tą tokią reklamą iš UGC kūrėjo. Ir jinai dažniausiai būna ta tokia buitiška, tai nebūna kažkokie labai profesionalūs video, tai būna labai natūralūs. Aš čia namuose nusprendžiau imti ir nusifilmuoti, kad žiūrėkit, koks čia fainas dalykas, jisai man čia padeda ir tai tam padaryti. Ką dar pasitikėjimą, autentiškumą ir panaudojant reklamose statistiškai gali net iki 4 kartų daugiau paspaudimų skaičiaus sulaukti. Ta atsiperkamumą reklamos irgi esu gavus atsiliepimų, jeigu norėsit, galėsiu atsiųsti, kur nors pridėsit, kad čia iš tikrųjų neišsigalvoju, čia iš tikrųjų taip ir yra. Tai buvo rašę, kad 2 padidino pardavimus sukurtas video. Kiti būtent pasidalino, kad 2 ar ten 3 net paspaudimų tą skaičių daugiau gavo ta reklama. Bet aišku, nenoriu sakyti, kad dabar jau čia užsakysit UGC video ir kiekvienas jums taip veiks. Tikrai ne. Buvau neseniai čia sukūrus 5 video, iš tų 5 video vienas labai gerai ėjo, labai daug ir tų peržiūrų surinko, o 4 tai taip sausau. Bet ką tai ir parodo, kad jeigu aš būčiau tik tai vieną video padarius ir tai būtų vienas iš tų sausau, tai ir galvotų, kad čia šūdas neveikia. O tas vienas iš tų 5 vadinasi užkabino, kažką tai palietė toj tiksliniai auditorijai, kad jiem tai pasirodė turbūt labai kažkoks artimas užkabinantis turinys ir tas suveikia. Tai per tai ir noriu pasakyti, kad tai tikrai nereiškia, kad jau užsakysit vieną video ir tas vienas video jums jau čia tikrai padvigubins pardavimus ir paspaudimų tų skaičių tikrai. Okay. Tai vadinasi, kaip ir visur, tiesiog marketinge, komunikacijoje reikia tiesiog testuotis ir niekada negali žinoti 100% kas paeis. Tai dar labai įdomu, kadangi dažniausiai UGC aš asmeniškai matau produktų verslams. Mes esam kaip paslaugų verslas arba turim digital produktą ar ne. Ir labai įdomu, kuo skiriasi UGC produktų ir paslaugų verslams. Ir galbūt kažkuriems ar abiems vienodai veikia tie UGC. Kokia yra tavo patirtis? Tai geras klausimas, tikrai man pačiai tenka dirbti su kažkur 90% verslų, kurie parduoda būtent produktus. Tai kaip ir negaliu labai kažkokių didelių irgi išvadų teikti, bet tie, kurie parduoda paslaugas, kaip matot, žymiai rečiau ir užsako, nežinau ar pas visus taip, ar taip pas mane čia, nors teko kartą dirbti su kelionių agentūra, nes vis tiek čia gaunasi kaip paslauga. Irgi parduoda ar ne, tai jie labai džiaugiasi rezultatais ir vis sugrįždavo užsakyti daugiau tų video ir ypač kai dabar tokia didelė pasiūla kelionių agentūrų, tai manau šie verslai bando visaip kaip išsiskirti iš konkurentų ir gal būtent ir per tą UGC turinį bando per jį priduoti to autentiškumo, kad neatrodytų kaip visi
bei parodo, kad realų žmonės apie mus kalba ir yra patenkinti paslaugomis, dar nuo savęs pasidalina gal net tam tikrais punktais, kurie yra taip pat labai svarbus daugeliu žmonių. Tačiau iš esmės tai paslaugų sferą reklamuoti dažniausiai ir reikia būti vietoje. Pavyzdžiui, grožio salonai, klinikos, restoranai, masažų salonai, ten sporto treniruotės ir taip toliau ir panašiai. Aš, pavyzdžiui, gyvenu Rygoje, dažniausiai reikia ir kreipiasi iš paslaugų sektoriaus prekiniai ženklai, kurie yra Vilniuje, tarkim, ar Kaune. Ir taip pat labai dažnai siūlo barterių, dėl ko važiuoti man ilgą kelią neapsimoka, kad gal ta paslauga visai man yra aktuali. Bet dėl veikimo, manau, ne ką mažiau gal reikia. Vėlgi kaip ir palyginti negaliu, nes visų ir biudžetai būna skirtingi ir dar priklauso nuo įvairiausių kitų niuansų. Bet mano klientai, bent jau tie, kurie dėl kelionių, tai tikrai sugrįžo ir norėjo dar to turinio, tai kaip ir galiu traktuoti, kad vadinasi jiem veikia tas turinys ir jie naudoja ir buvo patenkinti tais rezultatais. O man kyla klausimas, žinai, ar yra tokių verslų, kuriem UGC būtent visiškai netinka? Ar teko susidurti su tokiu atveju? Neteko susidurti. Iš tikrųjų, bent jau nieks nebuvo taip pasakęs, kad mums čia visai netinka, neveikia. Bet buvo, tarkim, e-komercijos verslas, kuris parduoda būtent prekes mažiem vaikam. Tėvai, aišku, tikslinis tas klientas, bet jie turi labai labai daug įvairiausių prekių, būtent mažiem vaikam, jų auginimui skirtus. Ir ten, kadangi yra labai labai daug įvairių prekių ir kai užsakai konkrečiai vienai prekiai, vėlgi tada reikia labai ir pataikyti su ta preke. Ypač jeigu ta prekė turi irgi savo specifinį tą klientą. Tai tada tokiu atveju aš siūlyčiau kaip nors parodyti ir sukurti tokį UGC, kuris parodytų kiek įmanoma daugiau to asortimento ir kad parodytų, kad jūs čia galite ir tą, ir aną įsigyti, nes irgi jeigu tik tai parodysi tą vieną produktą iš labai labai daugelio, ypač tą specifinį produktą, net ir žmogus, kuriam būtų aktualus tas prekinis ženklas, kuris parduoda visus tuos produktus mažyliam, tėvam auginančius mažyliam, bet būtent tas produktas jam nebūtų aktualus, jis vis tiek neužeitų ir tada nepamatytų tų visų kitų produktų. Tai tada tokiu atveju aš siūlyčiau kurti tokį video, kuris kiek įmanoma daugiau tų produktų parduotų, nežinau, jeigu ar suprantamai aiškinu, bet jiem buvo tas nepasiteisime, nelabai matė kažkokio atsiperkamumo reklamuojant taip po vieną kažkokį produktą. Ir žymiai labiau jiem buvo tas tinkamas variantas, tarkim, parodant per karuselės, daugiau įvairių produktų, per katalogus. Labai gerai nuvedė į mano norimą paklausti kitą klausimą. Būtent, jeigu verslas apsisprendžia dirbti su UGC turinio kūrėju, ką jis turėtų žinoti prieš pasiruošiant ir prieš kreipiantis, nes tu labai gražiai šitą ir sudėliojai, kad kartais verslas įsivaizduoja vieną, bet tu kaip pats UGC ekspertas sakai, kad ne, čia galima plačiau reikia, kad nes tas produktas nebūtinai bus aktualus ir taip toliau. Tai ką man kaip verslui reikėtų pasiruošti kažkokius namų darbus prieš nusprendžiant kreiptis į tave ar į kitą UGC ekspertą? Tai faktas, reiktų vienas dalykas tiksliai žinoti savo tą tikslinę auditoriją, kam bus rodoma ta reklama. Jeigu reklamai užsakinėsite UGC, tai aišku vėl kitas klausimas, tai ar norite tą UGC reklamai, ar organiniam tam turiniui. Jeigu norite reklamai, tai kokia tada jūsų ta tikslinė auditorija, kurią norėsite pasiekti per tą reklamą. Nes tada reikia visą tai žinoti ir kūrėjui, kad jisai irgi galėtų labiau įsikūnyti. Nes, kaip sakau, UGC kūrėjai, jie tokie kaip ir aktoriai. Ir jie turi įsikūnyti į tą tikslinę auditoriją ir ją perteikti, kad tie žiūrovai, jie pajaustų tą ryšį su tuo kūrėju, kad jiems tas turinys pasirodytų artimas, kad jie pamatytų save per tą video. Tai koks apskritai reklamos tikslas, kokią žinutę norite perteikti. Reklamos tikslas tai ar jūs norit, kad ta reklama tiesiog daugiau
peržiūrų surinktų, daugiau tų viewsų būtų, ar daugiau paspaudimų, ar vėlgi tas būtų grinai sales kampanija ir tų konversijų būtų kiek įmanoma daugiau pardavimų. Kiek to turinio reikės, nes, vis tiek geriausia bet kuriuo atveju testuoti, ar norėsit 5 video, ar 10, ar gal užteks kokių poros 3 video. Ir aišku, kokį laikotarpį bus leidžiama reklama, kad vėlgi, kaip ir sakiau, pasakojau prieš tai dėl ir tų pačių kūrėjų, kad ir jiem irgi perspėti, kad norėsime naudoti ten 6 mėnesius, arba kaip tik gal jūs norit pasiimti tą video ir turėti jį neribotą laiką. Tai šitie yra tokie, sakyčiau, patys būtiniausi klausimai, į kuriuos turėtų atsakyti savo verslas prieš pradedant darbą su UGC, kad galėtų paruošti savo briefą, kurį nusiųstų UGC kūrėjui, kur būtų visos gairės aprašytos. O tada man kilo greitas klausimas, ar besikreipdami verslai į UGC kūrėjus jau pasiūlo savo idėją, kokią temą, kaip norėtų, kad tas UGC atrodytų ir panašiai, ar čia jau yra susitikimo klausimas su kūrėju, kurio metu jų pabrainstorminamos gal idėjos, ar pats kūrėjas jas pasiūlo, kokia praktika yra dažniau, gal gali trumpai pasidalinti. Tai būna labai labai įvairiai. Būna, kad prekiniai ženklai ateina jau konkrečiai su savo skriptų, su savo bet ką reikia pasakyti, su visų scenarijum. Būna kartais net ant tiek detaliai, kad parodinta nuo 1 iki 5 sekundės, tu sakai tai ir rodai tai. Tada nuo 5 iki 10 sekundės sakai tai ir rodai tai. Tai būna net ant tiek sustiguota. Bet čia dažniausiai būna iš marketingo agentūrų, kai ateina. Nes marketingo agentūros jos iš karto būna viską jau prekiniam ženklam paruošia, sukramto tenai ir jie jau konkrečiai ateina su tokiais specifiniais užsakymais. Kai kreipiasi patys prekiniai ženklai, tai būna labai labai retai. Būna tada nebent tam tikros gairės, tokie savotiški rėmai, ir tada būna duodama šiokia tokia laisvė kūrėjui pasireikšti. Bet aš esu jau irgi iš tos laisvės pasimokiusi, kad geriau vis tiek prieš darant nusiųsti tekstą, kokią aš planuoju sakyti, kaip aš ten ką planuoju parodyti, kad po to nereiktų gaišti laiko ir vėl perdarinėti. Kad jau man būtų ramu, kad nusiunčiu, pasitvirtinam ir kad šitas variantas, kurį aš padarysiu, 99%, kad tiks, nes būdavo iš pradžių vėlgi pradedančiųjų tas klaidos, kad neišsiklausinėja visko, padaro taip, kaip jiem būna geriau atrodo, bet ne visada tai prekinių ženklų taip gerai atrodo. Ir aišku, būna ir tokie, kurie net, ir čia turbūt būna tie, kurie pirmą kartą gal to pačio UGC užsakinėja, ar vienas iš pirmųjų kartų, ir būna net patys nelabai žino, kaip čia viskas veikia. Sako, mums reikia UGC video, padarykit mums čia tą 3 video, kaip manote, kaip geriau. Ir matosi, kad ten jau būna per daug laisvės. Maždaug pasitikim, jūs čia padarysit gerai, bet ne, aš tada vis tiek klausinėju to, sakau, man kiek įmanoma, kuo specifiškiau, tuo geriau, kad po to nebūtų nusivylimą, kad pasitikiu, tada tu padarai ir pasirodo, mes čia biški kitaip galvojame. Kaip ir dizaine, turi būti rėmuose, bet turėti laisvės, tai labai panašiai skamba. Jo, tai labai labai įdomu iš tikrųjų tavęs klausytis, Giedrė, matos, kad tikrai gyveni šitą temą ir turi labai daug patirties ir žinių ir būtų galima, manau, diskutuoti ne 1 valandą. Bet kadangi podcast'o laikas ribotas, noris dar šiek tiek paliesti ir iš kitos pusės, būtent tą UGC. Tai jau minėjai, kad tu rekomenduoji pradėti UGC karjerą, jeigu yra toks noras ir tikrai vietos užteks visiems. Tai labai įdomu tavo nuomonę išgirsta, kaip tapti tuo geru UGC kūrėju, nuo ko apskritai pradėti ir kaip įeiti į šitą rinką. Kokie tavo būtų matymas ir patarimai šitoj vietai? Kaip ir aš pasakau pačioj pradžioj, kaip pati ten kūriausi savo tą portfolio, tai reiktų pirmiausia pradėti nuo to portfolio sukūrimo. Apskritai, net ir prieš kuriant portfolio, pasižiūrėkit, ar jums patinka tai daryti, ar jums patinka tuos video kurti, ar jums gerai sekasi tuos video kurti.
tiesiog paimkit, apsidairykit aplink namus ir suraskit kokius nors 3 dalykus, kuriem galėtumėt sukurti UGC video. Paimkit ir pamėginkit juos sukurti. Kai sukursite, paklausinėkite savo pažįstamų, ką jie mano, ar ten kokiam draugiam nusiųskit. Galit ir man atsiųsti, pasakysiu savo nuomonę. Ir pažiūrėkit, kaip jums sekasi ir ar jums apskritai tai patinka. Na, ir jeigu patinka, tai galite tuos pačius video, jeigu jums atrodo pasisekė visai neblogai juos padaryti, panaudoti iškart įsidėti į portfolio. Parašykite šiek tiek trumpai apie save, kokiam kalbom kalbat, nurodykite miestą, šalį, kur gyvenat, pridėkite visus video, taip pat ir nuotraukas, nes būna kartais priedo prie video, būna paprašo ir nuotraukų. Būna atsiunčia pavyzdžius dažniausiai, kokių ten nuotraukų reiktų, jeigu neatsiunčia, tai aišku paklauskite. Bet tai būna dažniausiai tokios labai paprastos nuotraukos, neprofesionalus, tiesiog su produktu, laikant produktą, jeigu tenai, vėlgi, tarkim, kokie nors kremai tepant tą produktą, kažkur padėjus natūraliai kabutėse namie tarp kokių nors daiktų, kaip nors estetiškiau. Tai tos nuotraukos, tada faktas, iš pradžių jūs atsiliepimų neturėsite, tai ką pasiūlyčiau daryti, pasiūlyti kokiem pirmiem klientam savo paslaugas baterio ir mainais paprašyti tų pačių atsiliepimų. Tai padarot video už tą baterį ir parašo atsiliepimą ir galite tuos atsiliepimus panaudoti vėlgi savo tam pačiam portfolio. Ir tada dėl kainų tikrai nebūtina pradžio nurodyti, bet dėl kainų, beje, kalbant, nes nepalietėm tos temos, tai iš tikrųjų pradedantieji dažniausiai ima nuo kokių 50 eurų už video Lietuvoje. Užsienyje tos kainos labai varijuoja, ypač vakaruose, ir kuo šiaip ekonomiškai stipresnė šalis ir kur atlyginimai vidutiniai yra didesni, tai automatiškai faktas ir dažniausiai tų UGC kainos bus didesnės. To šalis, kurios, jų vidutiniai tie atlyginimai mažesni, dažniausiai vėlgi automatiškai ir tos kainos už UGC bus mažesnės, nes pavyzdžiui, kokioje ten Rumunijoje galima ir už 30 eurų nusipirkti tą UGC video, bet vėlgi su tais visais Balkanų šalimis atsargiai. Ten labai dažnai dirba juodai. Visada paklauskit, įsitikinkit, kad gali išrašyti jums sąskaitą, faktūrą. Lygiai taip pat net ir Lietuvoje irgi užklauskit, nes mačiau vieną, specialistą irgi dalinosi, kaip jos klientė užsakė UGC pas kūrėją, paprašė sąskaitos ir jinai sakė, kad jinai dirba be sąskaitos, nes kitaip tai reiktų mokesčiam labai daug sumokėti. Taip, bet visi mes taip ir dirbam, mes mokam mokesčius, legaliai reikia dirbti, o ten suma buvo nemaža, ten buvo 700 eurų. Pasidalino jo. Matės sumokėti, jeigu iš įmonės sąskaitos moki, juk negali tiesiog išimti pinigų ir sumokėti be sąskaitos faktūros, tai čia pamoka. Tavo kišenės iš tikrųjų labai įdomus patirtis. Man labai įdomu, bet pavyzdžiui, kiek UGC kūrėjai svarbu išmanyti marketingą ir prekės ženklo vystymą. Ir apskritai galbūt kokių tų savybių reikėtų, savybių reikėtų, norint tapti to UGC kūrėjų. Taip, tai tikrai reiktų bent minimalių marketingo žinių ir ypač irgi nusimanyti apie socialinius tinklus, kas veikia, kas ant bangos, kas trendina. Tas pačias auditorijas išmanyti, nes vėlgi kalbėkime apie tikslinės auditorijas. Jeigu tikslinė auditorija Gen Z, video bus vienoks, jeigu auditorija kaip tik yra Gen X ar ten kokie boomeriai, tai vėl visai kitoks bus video kardinaliai. Nes beje, irgi iš vienos paskaitos, kai šitoj darbo biržoje vedžiau užimtumo tarnyboje, vedžiau paskaitą, ir ten buvo moteris, kuriuom virš 50 metų, bet jos vadovėmsi socialiniais tinklais ir atėjo pasimokinti ir kad sužinotų. Ir aš kai jam vedžiau, rodžiau tuos pavyzdinius video, bet labai gerai iš tikrųjų, kad tos moteris tai pasakė, jos sako, bet žinokit, aš nieko nespėjau per šitą video pamatyti.
tie vaizdai taip greitai keitėsi, taip, mesgi dabar ypač jaunimas turi labai tą dėmesio išlaikymą, tą labai trumpą, todėlgi pas juos ir natūralu ir matom dažnai, kad tie ir vaizdai greitai keičiasi, kas tenai net sekundę ar maks kas 2 sekundės, jau jeigu ilgiau, tai jau čia per ilgai, nes per daug užsilaiko kadras, reikia kad greičiau vis kažkas pasikeistų tame video. O vadgi, kaip tik tai vyresnei tiksliniai auditorijai, jinai nespėja taip pamatyti, nespėja užfiksuoti, nespėja ten išgirsti greitą kalbę visą tą tekstą išsakyto. Tai irgi reiktų turėti omenyje, kad jeigu jau kursiu tokiai auditorijai video, tai nereikia tų kadrų taip greitai keisti, kad viską galima taip dar paprasčiau, lėčiau pateikti. Tai išmanyti socialinius tinklus, marketingą iš tikrųjų labai labai svarbu ir siūlyčiau bent kokius nors minimalius kursus pereiti ir dar pratęsiant, kad portfolio susikuriat, žinot apie marketingą socialinius tinklus, ką tada. Tai irgi siūlyčiau pradėti, kad ir nuo to pačio Upwork, taip, ten bus tų pasiūlymų tokių, kur ten sakau 50 video už 25 eurus, bet iš tikrųjų iš ten atėjo mano patys pirmieji užsakymai ir jie buvo visai tikrai neblogi, ypač kaip pradedančiai. Faktas nebus ten, kad kiekvieną dieną rasite tų užsakymų, bet tikrai į mėnesį po porą ir gal net keletą gali iš tenai ateiti visai neblogų, tik pradžioje reiks ieškotis pačiai. Tu jau šiek tiek minėjai, domėtis tendencijomis ir panašiai. Ir mes šitą mūsų pokalbį podcast'ą įrašinėjom gruodį, artėja jau nauji metai, 25-ieji. Ir aš pati kaip tik neseniai tinklaraštį mūsų praeitą rašiau apie dirbtinio intelekto tendencijas vystant prekės ženklą ir kaip pritaikyti tuos įrankius šitai sričiai. Tai ar pačiai teko domėtis ir jeigu taip, tai kaip manai, kokios tos tendencijos, kokios tos prognozijos būtent šitai UGC temai ir turiniui nusimato 25 metais? Labai man patinka šitas klausimas, tai pati dabar tikrai labai domėjausi irgi šitą temą, kokios tos tendencijos bus 2025 metais. Nedaug iš tikrųjų informacijos radau ir pas tuos pačius amerikonus, bet ką radau, tai, manau, jūsų nenustebins, tai iki šiol gerai sueidavo ir tas toks jau mums įprastas atsiliepimo stiliaus video, kur žmogus tiesiog pasidalina savo atradimu ir kaip tas atradimas padėjo jam išspręsti kažkokią tai problemą. Tai vis dar tai išliks, bet 2025 metais esmė bus stay more with less. Tai pasakyk daugiau su mažiau. Tad bus populiarūs trumpi video, ten 15 sekundžių, maks kokių 40 sekundžių, kur tie klientai kabutėse dalinasi savo patirtimi, rodo produktą ir aptaria jį lyg koks YouTube blogeris. Kitas variantas tai visokie mini tutorialai, kaip su tam tikrų produktų galima išgauti, pasiekti tam tikrų rezultatų ar kažką pasidaryti. Tai atrodo organiškai, autentiškai ir iškart yra parodomi produkto pliusai, o ne tik išvardinami tiesiog. Netgi to pačio dirbtinio intelekto išnaudojimas, kuriant UGC kaip HeyGen ar ArcAds. Iš tikrųjų pati net per seniausiai sužinojau apie šitas platformas dirbtinio intelekto ir wow. Aišku, galima matyti, kad tie, kurie vis tiek kažkiek bent jau nusimano apie dirbtinį intelektą, maždaug žino, kaip jisai atrodo. Ir tai galima tikrai atskirti nuo to tikro žmogaus, nes vis tiek yra tų tokių manierų šiek tiek robotiškų taip momentais. Bet kai tu taip įdėmiai žiūri, bet jeigu neįdėmiai žiūri, tai wow, ten atrodo kaip grinai tikri žmonės, čia mašinoje atsisėdė ir tau pasakoja apie kažką tai. Tai čia dabar taip, o kas bus po kokių poros metų? Mes po poros metų tikrai nesugebėsime atskirti, kur yra čia tas iš tikrųjų dirbtinis intelektas, o kur čia yra tas tikras žmogus. Ir aišku, nors manau, man tuo nereikėtų dalintis, nes dirbtinis intelektas iš manęs darbą atins. Bet šiaip, tai kadangi jau daugam atsibos tie panašus review, atsiliepimų stiliaus tie UGC video, tai norėsis padaryti kažką
įdomesnio, kažką kitokio. Tai pamatysit, bus naudojami daugiau ir visokie ASMR elementai, kur tenai, paima ten kokią stiklinę ir pabarškina kažkur kažką, ten viskas girdisi, kaip ten čiaža koks maišelis. Tada bus dar visokie, net mačiau, kad dabar labai ant bangos ir jau šiek tiek pradėjau pastebėti podcast'o stiliumi nufilmuoti UGC. Kaip, tarkim, kažkoks žmogus klausia klausimų kito žmogaus ir jisai atsakinėja ir net yra nufilmuojama viskas video, kaip jie kažkokioje studijoje lyg sėdi ir podcast'o metu lyg kalbas. Net ir tokius buvau mačiusi. Netgi apklausos gatvėje tikrai irgi pastebėsite, jeigu dar nepastebėjote, kaip tiesiog žmogus prieina prie kitų žmonių ir klausinėja ten, ką manote apie, ir išsirenka kokį nors topiką apie ten, jeigu, tarkim, papildai nemigai kokiai, tai pradeda užvesti kalbą apie nemigą ir tada galų gale kaip nors taip komponuoja, kad, bandėt šitą, ten kokius papildus. Tai ir jo, tai lyg ir tokie bus, bandoma padaryti kažką įdomesnio, kitokio, nes visiems jau pradės atsibosti tie atsiliepimo stiliaus UGC. Aš tik norėčiau grįžti dar Giedrei prie tos DI temos, kadangi mums tai jinai yra pati aktualiausia iš tiesų. Ir aš prisimenu, kaip prieš porą metų mes pristatinėjom savo bendruomenę, Hey Gender, pati pradžia buvo. Ir tie video buvo tokie robotiški, netikri. Ir iš tikrųjų dabar palyginus tą skirtumą, tai yra visiškai didžiulis skirtumas ir kadangi tas progresas, kad vis greičiau ir greičiau viskas vystosi, tai tikėtina, kad gal net jau ir ateinančiais metais tikrai, manau, labai gerai pastebėjai, tikrai daugiau pamatysim to turinio tokio. O kitas dalykas, man atrodo, kad labai daug kas bijo, kad atims darbus. Iš tiesų, čia labai irgi tokia tema, kur visi kažkaip sunerime dėl to, bet man atrodo ir su Indre Širkiene labai gerai kalbėjom šitą temą, kad tiesiog mums reikės labai greitai adaptuotis. Aš tai šiandien beje įsijungiau platformą, nežinau, ar tu Giedrė, žinai, mes praeitę pristatinėjom VID, yra video kūrimui ir kursai, ir taip toliau, ir šiandien pabandžiau irgi pristatinėjomės į Bright bendruomeniai ir avatarus turi savo ir šiandien įsijungiu pasižiūrėti, nes kažkur užmačiau, su kažkuo diskutavom dėl lietuvių kalbos, kaip tie avatarai moka ir aš buvau nustebus. Aš vasarą jį dar pristatinėjau ir rodžiau, ir kur ta lietuvių kalba tokia broken buvo. Šiandien mane nustebino, jau tikrai puikiai gebėjo tekstą lietuvių kalba su visai neblogai kirčiavimu įvaldytų kalbėti. O tai tik tai nuo vasaros birželis kažkada aš apie jį kalbėjau. Tai stebina, tie pokyčiai tikrai yra greiti. Geras, reiks man pasižiūrėti, nes aš iš tikrųjų, kai aš mėginausi ir vydą, ir captions, bet čia buvo prieš kokius gal net metus laiko, nes man pačiai buvo tas captions labai palengvinimas mano darbe, kai reikia tuos visus titrus uždėti, ką tu kalbi. Tai VID tada, pamenu, žiauriai prastai irgi vertė į tą lietuvių, uždėjo tuos titrus, reikėjo kas antram žodėje pakeisti, pataisyti, bet kažkas, mačiau, vėl buvo pasidalinę, kad jiem viskas tvarkoja, tai tikriausiai reiks vėl pamėginti, galbūt jie iš tikrųjų pasitaisė, pagerėjo. Jo, aš irgi galvoju, kad reikės gal toliau naudoti VID ir telefone. Tęsiant apie DI temą, tai visą laiką įdomu yra išgirsti iš pašnekovo, koks yra asmeniškai tavo santykis, Giedrė, su dirbtiniu intelektu ir tavo versle ir darbo procesuose. Ar naudoji kažką? Taip, labai mėgstu ir naudoju, tik per daug neapsisunkinu ir nėra taip, kad apsikrauščiau ten daugeliu tų DI-aus programėlėm, bet ChatGPT tai tikrai neįsivaizduoju savo gyvenimo ir atrodo, realiai atrodo, palyginus ne prieš tiek jau daug ir laiko aš jį pradėjau naudoti prieš kokių 1,5 metų, taip normaliai, bet ant tiek pripratau, kad ir dėl receptų klausiu, ir dėl ten net sporto, dėl apskritai kasdienio gyvenimo, dėl darbų, tai čia faktas, čia viskas nuo to ir prasidėjo, bet dabar jau visko atrodo, klausis, tai mano mentorius, ten pašnekovas, viskas viename. Ir aišku, yra dar kitos, kaip tos minėtos mano captions, su kuriam labai mėgstu uždėti titrus tuos, ką aš sakau lietuviškus, taip pat ten, pavyzdžiui, ką sakai
lietuviškai nori, tarkim, padaryti, kad anglų kalbą ten sakytų, galima padaryti, labai mėgstu. Tada Notion, aišku, išnaudoju ir nes toj pačioj ten Canva yragi tų pačių dirbtinio intelekto visokių ten funkcijų, tai irgi išnaudoju. Bet šiaip, jeigu taip daugiausiai, tai ChatGPT. Labai įdomu, kokius įrankius naudoja būtent UGC kūrimui ir kaip juos įdarbini. Tai su ChatGPT būna pasirašau tekstus, scenarius, nors šiaip turiu pakankamai tokią gerą galvą, pas mane atrodo pačią labai tų idėjų visą laiką dūzgia ten kaip avilyje bitės, atrodo visos tos idėjos. Būna kartais man užtenka žmogui pasakyti sakinį apie kažką ir man viskas jau iš karto dingteli idėja galvoje. Tai su šitu dažniausiai problemų neturiu, bet aišku, kartais būna tie kūrybiniai blokai, būna užeina rūkas galvoj, tai pasitelkiu tą ChatGPT, o be to, tai captions, aišku, dažniausiai per CapCut yra tam tikrų lygtais irgi funkcijų, pačiam redagavimą, ten vis tiek daugiausiai yra nedirbtinio intelekto, tiesiog tam pats galima sakyti viską suredaguoja. Ir dar beje tokią Photoroom išnaudoju, ten automatiškai iškerpa, tarkim, produktą iš nuotraukos ir tu ten gali keisti foną visokį, kitokį, jeigu ką padaryti, bet dažniausiai vis tiek naudoju iškirpimui ir ten būna tokio lyg pablurinimui, kad sukurti tą tokį efektą, jeigu esat matę, kur ten, tarkim, atskrenda kažkoks produktas, ar tiesiog iš kažkur iššoka ten stebuklingai, tik būna panaudoju. Tada, aišku, Notion irgi būna panaudoju pasiplanavimui, irgi visko ten susirašymui. Canva, galima sakyti, irgi kažkiek panaudoju kartais, bet jo, daugiausiai tai captions iš tikrųjų. Ir nors būna ir su Adobe pasižaidžiu, nes jie ten irgi turi dirbtinio intelekto funkciją, galima ten irgi keisti foną ar tam tikrą daiktą, bet ten aš dar beginner level pradedančioji esu, tai irgi reikėtų daugiau laiko man skirti pasidaryti. Aš būtent ir norėjau sakyti, nes kaip sako, žinai, video turinio kūrėja iš karto įsivaizduoja, kad dirba su sudėtingom ir brangiom Adobe programom, visi tie After Effectai ir panašiai ir taip toliau. Tai paneik šitą mitą ir kaip video turinio kūrėja pasidalink, kokios tavo video kūrimui programėlės yra must, kur tu sakytum be jų, aš kaip be rankų. Tai būtų CapCut ir Captions. Be šitų tikrai neįsivaizduoju, nes beje CapCutas turi ir teleprompterio tą funkciją. Nereikia, nes aš žinau, kiti ten atsiunčiasi atskirai teleprompter tą programėlę. Tai CapCut'e jinai yra pačiam tam meniu viršuje, jeigu kas išskleiskit, ir ten įmeti tekstą, kurį tau reikia pasakyti, ir tu video filmuojasi ir tu skaitai tą tekstą, nes aš žinokit, šiaip turiu tą ADHD ir man iš vis išmokti tekstą, turbūt visą dieną mokinčiausi, nežinau, 4 sakinius kokius pasakyti. Labai sunku. Ir būna susiparinu, kad ten jeigu kokį jeigu žodį pakeiščiau, pasakyčiau, tai neapsisunkinu, išsijungiu tą teleprompterį, susimetu ten visą tekstą, ką turiu pasakyti. Ir aišku, vis tiek natūraliai aš ten susakau, stengiuosi nedaryti taip, kad, neatrodytų, jog aš ten jį perskaitau, bet jo, labai mėgstu tą funkciją išnaudoti. O ir šiaip, jeigu kažkas nori tapti kūrėju, nereikia ten ir tų pačių technikų, jums užteks jūsų išmaniojo telefono su geresnė kamera ir net nereikia kažkokių specialių apšvietimų. Turėkit tiesiog stovą. Jeigu dar tas stovas turi papildomą lempą, nes kai dabar vakarai labai greitai sutamsta, tai būna, norisi įsijungti kažkokią papildomą lempą, papildomą apšvietimą, tai stovas su lempa, jūs išmanusis telefonas, dar siūlyčiau šiaip mikrofonams nusipirkti dėl tos geresnės garso kokybės, bet ir tai. Pradžioje aš kokius metus ir be to išsiverčiau. Tai tiek tikrai užtenka. Labai įdomu tavęs klausytis tikrai, Giedrė, ir, atrodo,
tiek daug sužinojom šitam visam pokalbį, bet mūsų pokalbis jau visiškai į pabaigą ir noris pabaigai visuomet mes prašom savo pašnekovę, kad pasidalinti, ko palinkėtum, vat būtent visoms moterims, kurios vysto savo verslą ar dar tik ketina pradėti ir koks būtų tas tavo palinkėjimas vat tokioms moterims. Tai mano patarimas būtų neoverthinkinti ir kaip yra LinkedIn įkūrėjas pasakęs, kad jeigu tu nesi pasibaisėjęs ar nesi nepatenkintas savo tą pirmąją versiją, verslo versiją, puslapio versiją, tai vadinasi pradėjai per vėlai. Kažkaip taip lyg tai sakė, tiksliai neprisimenu pažodžiui, bet esmė tokia, tad per daug tikrai neimkite visko į galvą ir tiesiog just do it. Padarykit tai ir viskas. Kai kurie atsakymai ar idėjos ateis bedarant, nors aišku, turėti iškart pasidarius marketingo strategiją, susitvarkius brandingą, visa kita bus tikrai žymiai lengviau daryti, o svarbiausia, viskas bus daroma tikslingai. Tai kaip ir gerai turėtų iš karto tam tikrą planelę, bet tikrai nebūtina visko nuo A iki Ž turėti suplanavus, jau pasidarius. Ir tiesiog imkit ir darykit to net ten, atidėliokit vis. Nuo pirmadienio, nuo ten kito mėnesio, kitų metų. Sausio 1. Tai labai fainas palinkėjimas ir tikrai labai relatable, nes meskit į mane akmenį, jeigu kažkas, kas klauso šitą podcastą, nesusidurėt su ta overthinkinimo problema ir laukimu, kol viskas bus tobulai išcackinta, kol jau bus galima tobulai nueiti tos socialinius tinklus, į, nežinau, kažkokį renginį, networking ir taip toliau, ir pradėti kalbėti, pasakoti apie tą savo verslą, savo produktus, paslaugas ir taip toliau. Tai labai ačiū tau, Giedrė, už tokį gražų palinkėjimą ir už tokį nuoširdų pokalbį ir išsamų supažindinimą su UGC turiniu ir apskritai su kuo jisai yra valgomas ir tiek daug savo patirties mums praskleidai, išminties tokios pažėriai, tai manau bus be galo vertinga šitą pokalbį klausytis daugeliu plotmių ir apskritai kaip sekasi tau kaip moteriais, kuri turi šeimą, vaikus ir taip toliau suderinti labai daug dalykų ir vystyti savo verslą, kad pasidalinai tiek gerais dalykais, bet ir sunkumais, kurie kyla ir taipogi apskritai apie šitokią sritį, kuri yra dabar tokia populiari ir tiek daug verslų gali taip panaudoti ir pažaboti būtent UGC turinį savo verslo augimui, o galbūt net šito pasidalinimu įkvėpsi kažką ir pradėti savo karjerą būtent UGC sferoje. Tai labai ačiū. Daugia plotinis pokalbis, turbūt ilgiausias podcastas bus mūsų istorijoje, bet tikrai labai vertingas, kaip sakau, dauguma plotmių. Tai labai tau ačiū, Giedrė. Wow. Ačiū jums. Ir dar paskutinis sakinukas, jeigu būčiau laukusi, iki kada viskas pas mane bus tobulai, kada tobulai kursiu visus video, visus socialinius tinklus, viską, žodžiu, darysiu tobulai, tai būčiau iki pat dabar nepradėjus. Tai tiesiog tuo ir noriu užbaigti ir ačiū jums tikrai irgi labai už šį pokalbį. Ačiū tau. Na, o pabaigai mes visą laiką mėgtam skleisti paslaptį, kas bus mūsų sekanti viešnia. Tai sekančiame podcast'e mes kalbinsim Juliją Brodskę, kurią turbūt irgi dauguma žinot. Jinai kalba apie estetišką vizualą ir viešąjį kalbėjimą. Tai irgi tikimės išgirsti ir jos istoriją, kuri yra, sakyčiau, transformacijos istorija, kaip jinai eina per gyvenimą ir per savo sritį, savo specialybę, kepures keisdama ar ne. Ir taipogi, tikime, kad pasidalins irgi labai daug vertingų tipsų, ką galim panaudoti savo versluose. Tai ačiū dar kartelį visoms, kas klausėtės. Jeigu buvo smagu, aktualu, įkvepiančiai, naudingai, o gal turit kažkokių komentarų, kas jumis užkniso šitam pokalbį, tai let us know, pasidalinkit šito pokalbį, paspauskit tą širdelę, laiką ir leiskit mums žinoti, kad jūs esate čia su mumis ir iki kito karto. Ačiū, Giedrė. Buvo nuostabu, tikrai labai įdomus pokalbis.